Nürburgring, to me, is holy ground. There's nothing like it in the world. I mean, it's a 16-mile lap. Die Strecke ist dermaßen toll in die Landschaft eingebettet. Das sind 73 Kurven plus Grand Prix-Strecke. Da ist alles dabei. Das ist halt, ja, das kann man nicht künstlich machen. I mean, the fast part, the fast corners, the carousels, everything is quite special. It's unique. Das Herzstück ist die Strecke. Es ist einfach unvergleichbar, diese über 20 Kilometer, die sich durch Berge und Täler schlängeln, durch die Eifel. Das merkt man einfach, diese Strecke wurde in einem anderen Jahrhundert erschaffen. An der Nordschleife kann einer zeigen, ob er fahren kann. Die Nordschleife ist die geilste Rennstrecke der Welt und da jedes Jahr das 24-Stunden-Rennen bestreiten zu dürfen, ist, glaube ich, ein Privileg für jeden Rennfahrer. Tai sveiki, mėly draugai, Vaidas sveikinasi su jumis iš savo bendraminčių garažo ir šiandien norėčiau pristatyti, pasidžiaugti ir tokį duoti kaip vos ne startą savo, kaip ir sakiau, svajonės reikia pildyti ir vieną iš tokių svajonių aš jau prieš kelias dienas pradėjau pildyti. Tai kaip jau galbūt pasakau, daug kas žino, tai važiuosiu Nürburgringą. Važiuosiu ne šiaip, kaip čia geriau paaiškinti. Žodžiu, turbūt daug kas mane pažįsta, žino, kad autosporto fanatikas, benzingalvis ir automobilių mechanikas esu daugiau negu 20 metų ir turiu keletą svajonių, tokių neužbaigtų darbelių. Vienas iš jų yra šita kelionė, tai Nürburgringo 24 valandos. Yra tokios lenktynės, yra tokia trasa, ilgiausia pasaulyje, kurioje vyksta oficialios varžybos. Tai yra 25 km lenktynių trasa, kuri yra į šiaurę nuo Frankfurto, į vakarų Vokietijoje ir Frankfurto Maino, ne Oder. Oderis yra prie Lenkijos sienos, o Frankfurt Main yra kitoj pusėje ten toli. Tai ten yra tokia trasa. Ir kas mažiau galbūt žinot, tai žodžiu, ten istorija yra labai ilga. Aš visos jos nepapasakosiu, bet jeigu norėsit, įmesiu linką, kur yra tikrai daug aprašyta tos istorijos. Ir ta trasa atsirado fiziškai kaip ir vos ne 1900 metais kažkas panašaus, ten 905 ar 7 metais. Tik tais kaip ir tuomet buvo populiaru ir dar daug metų, turbūt iki pirmojo pasaulinio karo buvo populiaru lenktyniauti tiesiog viešo naudojimo keliais. Ten sujungiami miesteliai ir ten tarp jų lenktyniaudavo. Tai ten istorija irgi atskira, daug ten jos yra, kaip ir vos ne 120 metų šitai visai lenktynių o trasai ir tokiam fenomenui, galima sakyti. Senoviai buvo ta trasa apie 28 km liktais, kiek pamenu. Ir ten viskas keitėsi labai stipriai daug ir aš tik tais, ką smulkiau atsimenu, tai atsimenu jau nuo pokario, po antro pasaulinio karo, kad, dar atsimenu vieną dalyką, kad šiaip labai įdomiai suprojektavo 25 metais, o 1927 metais jau jinai buvo pastatyta. Įsivaizduojate, kokiais maštabais ten viskas vyko. Tai ne pas mus čia, kur
vieduką stato 3 metus. Ten biški sudėtingesnis variantas. Aišku, tais laikais ten buvo paprasčiau, ten nieks tų gruntų ir nieko kito neruošė, tiesiog su buldozeriu nulygino žemės ir užpylė kažko tai panašaus į asfaltą. Tai va ten toks įdomus faktas ir po to ten daug visko rutuliojosi iki karo. Ir po karo 47 metais jau ten vyko pirmosios varžybos. Jo, ir paskui atėjo Formulė 1, nemažai ten visko buvo, tai tas pats Niki Lauda turėjo avariją toj trasai, kur apdegė stipriai labai kūną. Ir nesaugi ten ta trasa buvo, aišku, kaip ir mūsų vos ne Kačerginė, kad ten kelias, už to kelio žolė ir paskui miškas, tai ten realiai tik išliekus iš karto ta mašina sudužta į šipulius, nes ten medžių visko pilna. Tai va, tai kaip po tokios 24 valandų lenktynės, į ką aš dabar esu ir orientuotas toksai į tą važiavimą, į šitas lenktynės, tai jos atsirado 70 metais. Nuo 70 metų vyksta su tam tikrais pakitimais, tos lenktynės vyksta kiekvienais metais. Įsivaizduot, kokią istoriją čia pasakoju. Čia belekas ten, aš domiuosi senai to Nürburgringu ir čia tokia viena iš tokių nėra realiai analogų šitai trasai. Tai kaip ir Jackie X'as pavadino ją, tai yra Green Hell. Žalesis pragaras. Tai ten tikrai yra žalesis pragaras. Tai vat kažkuo yra panašiai mūsų Kačerginė, į mūsų Nemuno žiedą, tik tai 10 kartų ilgesnė. Tai va, tai nuo 70 metų vyksta jau 24 valandų lenktynės su šiokiais tokiais trasos pakitimais. Nuo 2002-2001 metų lenktynių konfiguracija yra pastovi dabar, tokia kokia yra nuo tų metų, nes ten, šiaip sakau, istorija labai ten tų daug, yra Nordschleife, yra Südschleife, yra paskui buvo kažkokia dar ovalinė ten, kur dabar padokas, tai dabar ten paskui atsirado ten ovalinė nugriovė, atsirado GP trasa, kur Formulė 1 vykdavo ir dabar jie naudoja tą Nordschleife visą didį ratą ir dalį GP trasos, nes pavyzdžiui ten Mercedes arena tai yra patys tie pirmi posūkiai, tokia karpa, antras posūkis realiai tai jis yra užaštrintas, toksai jį naudoja dėl to, kad ten padokas ten tiek išdidėja, ten tų dalyvių tiek, kad nebetelpa jau nei fūros niekas tenai susistatyti. Tai va, tai ten išdidina tiek tą padoką ir tą posūkį realiai panaikina vieną. O toliau tai važiuoja iki galo ir realiai ten prieš galą posūkio, prieš galą trasos nusuka ne į dešinę vėl į tą GP trasą, bet į kairę į tą Nordschleife. Tai va, tai įdėsiu į aprašą mano tokios mūzos, tai yra Sabine Schmidt, kuri ganėtinai nesenai mirė nuo vėžio, tai yra legendinė Nürburgringo karalienė. Tai jinai ten 1000 ratų pravažiavus yra. Ir realiai kiekvieną posūkį žino atmintinai, netgi ir jo pavadinimą, ir seka jų, ir žodžiu, ten pažiūrėkit tą nuorodą, pamatysit, kaip moteris gali vairuoti automobilį. Tai Sabine Schmidt yra viena iš kiečiausių tokių, ne tik tarp moterų, bet ir tarp vyrų. Tai va, tai yra tiesa, Sabine Schmidt kai mirė, tai yra, tik dabar nežinau kuris posūkis, bet yra pavadintas kažkoks
posūkis, man atrodo, Sabine Schmidt. Jo, kažkas dabar neatsimenu, bet tikrai yra. Tai va, tai, ką žinau, istorija didelė, kaip sakoma, daug ten visko įvykę. Kiekvienais metais, kai tik galiu stebiu tas varžybas, tai žiauriai įdomu. Ten yra ir snygė, ir kruša buvus, ir lyja praktiškai kiekvienais metais. Ten ant tiek jos dabar tos lenktynės išgreitėjo, kad realiai visos pasaulio tos ilgų nuotolių lenktynės taip išgreitėjo, kad daugelis vadina, kad tai yra 24 valandų sprintas, nes nuo pat starto iki pat finišo tai ten pušina maksimum atak. Niekas jau jokių taktikų ten kažkokių tais ten pailsėjimų, lėčiau pavažiavimų nebedaro, nes technika leidžia atakuoti visas tas 24 valandas. Tai va, tai mano tema tokia, praeitais metais beje laimėjo Ferraris, tik naujai pagamintas, praeitais metais jį pagamino. Ir, ta prasme, kaip išleido oficialiai į varžybas ir jisai laimėjo realiai. Ferraris laimėjo GT3 mašiną Niurba, o LMP laimėjo Le Maną. Tai ten Ferrari tai praeiti metai buvo labai geri, išskyrus Formulė 1. Tai va, tai įdomu pamatyti. Tai va, tai nežinau, galiu parodyti dar kažką tais pačiam kompe, kaip tas Nürburgringas atrodo, kam įdomu. Galėsit pasižiūrėti, pridėsiu aišku nuorodą ir truputį informacijos. Tai va. Šiandieninė trasa atrodo va taip va. Čia yra tas galas, kur yra GP trasa, tai Formulė 1, ten kitos varžybos vyksta, o čia yra Nordschleife. Tai važiuojama į tą pusę pagal laikrodžio rodiklę, kaip ir visose praktiškai Europos trasose. Ir taip yra sukama 24 valandas. Tai čia būna, kad vienoj pusėje lyja, čia rūkas, o čia, pavyzdžiui, sausa arba atvirkščiai. Tai buvo ir snygė, ir daug visokių niuansų yra dar buvę. Tai nusipirkau bilietą. Tai kodėl sakau, kad svajonės dalis jau išpildyta. Tai pasiėmiau šitą bilietą penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Ir jis kainuoja šiam 5 eurus. Tai kaip palyginus, kad gali įeiti šeštadienį dar iki starto į padoką ir pažiūrėti automobilius ir apžiūrėti ten viską iš arti, tai čia, manau, yra žiauriai gera kaina. Toliau, praeitais metais laimėjo Frikadelį Racing Team. Tai geriausias ratas 8, ne, čia ne geriausias ratas. Geriausias ratas varžybų metu 8:09 minutės, 102 ratai pravažiuoti per 24 valandas 7 minutės. Ir vidutinis greitis 107. Šiaip greitai ten jie lekia. Tai va, tai jie važiavo su Ferrariu. Antras BMW'as. Trečias, ketvirtas Mersai. Tai va, tai tiek čia apie tą pačią trasą, apie tas lenktynės. Čia žiauriai įdomi ir kvalifikacija, ir
neatsimenu, kur yra bendras visas planas varžybų, bet penktadienį dar vyksta kvalifikacija, man atrodo. Jo, kažkaip tais ten top ta kvalifikacija, tai vyksta vakare. Dieną visi kiti kvalifikuojasi ir paskui top 30, kas patenka į top 30, važiuoja dar nakvalą ir gauna tas švieselės nevyksinčias, kur ant to būna ant priekinio stiklo, tipo lyderių grupė. Tai jo, tai ten vat, tas top 30 tai realiai visos yra GT3 mašinos. Ten su kažkokia kitokia mašina, tai ten net nerasi, ten iš tikrųjų gal tam turbūt mašinų gal virš, o šiaip dalyvių apie 200 būna. Man atrodo, kad dabar apriboja iki 200, nes ten kitaip nebesusitalpina ir tai ten mėsmalė. Ten blogiausias priešas yra eismas. Tai va, toks va tas mano planas praleisti savaitgalį. Tiesa, varžybos bus 30 dieną prasideda ir 2 dieną baigėsi. Šio mėnesio jau netgi. Ir čia va turiu tokį pasidaręs planelį. Čia gaunasi štuka 703 km. Tipo. Nu, tai aišku, daugiau, nes čia gal suksi kažkur tais nakvot ir panašiai. Nes susidėjęs keletą taškų nakvojimo. Čia realiai pravažiavus jau į galą Lenkijos vienas ir Vokietijai kelis, kad čia, jeigu labai jau čia susidaužysiu bevažiuojant, nes iš esmės tai nesu dar taip toli važiavęs, nei su jokiu mocu. Tai man čia bus toksai irgi kaip ir išbandymas lengvas, nes sakau, nu, ten turėtų subinikę jau skaudėti normaliai. Taip įsivaizduoju, kad vis tiek, nuvažiuosiu po tos 600 kg. Nu, gal pirmą dieną 600, gal jeigu išspausiu ir 700, bet va čia iki to bent jau pirmo taško, kuris yra už 600 km, tai tikrai norėčiau davažiuoti. Per vieną dieną, nuo ryto. Tai va, tai realiai galvoju išsipirkti čia šitą Kalimoto appsą, kurį galima čia vat, pasidaryti tą vadinamą rūtą, triplaneris ir susidėt kempinimo stovyklas, kur yra kempingai, ar šiaip kur kempint galima. Lenkijoje tai čia problemos nėra, kabelė kur realiai gali kempinti, tik tai neprivačiuose zonose, o Vokietijoje, pavyzdžiui, tai kempinimas, tas wild camping vadinamas, tai negalimas tenai, neleidžia. Bauda vietom Bavarijoje 2,5 gabalo, man atrodo, Hamburge tam Hansastadt, kur yra, tai irgi 2,5 gabalo, kitur Vestfalijai, man atrodo, 100 eurų. Nu, žodžiu, ten skirtingai, ten baisu būtų ir užsirauti, nes biški kelionė tokia, pakainuotų čiučiut. Tai va, tai geriau susirasti laiką, aišku, kempinimo tas stovyklas ir viskas, ir ten susimokėti geriau kelis eurus ir kempinti tenai. Dar be to, kad, vis tiek su mocu tašės tos, ten dar kažkas, tai žinai, bus užkabinta, tai kad kokie parazitai nenugvelbtų. Tai va, tai toks va visas ta visa kelionė. Paskui turiu pasidaręs, tiesa, dar keliausiu pagal senovinį būdą.
Tai gal jaunuoliai dar net nematė tokių dalykų, kad yra žemėlapis popierinis, bet jis vat yra, anksčiau tik taip ir keliaudom, tai čia bus pagrindinis mano keliavimo prietaisas. Telefoną, sakiau, jungsiu su navigacija tik tai tada, kaip reikės surasti jau kempinimo vietą pagal adresą. O daugiau ką, turiu sąrašiuką, ką reikia nuveikti prie moco, tai galiu paskaityti. Taip, sumastęs įsidėti žvaigždutę, tai 16 priekį, kad biški maksimalus, vidutinis greitis būtų didesnis prie mažesnių apsukų, nes prie 4,5 taip malonu važiuoti, bet jeigu daugiau jau duoti gazo, kad 120 važiuoti, tai vibruoja labai viskas ir garsas ir toks nemalonus. Žvakės pasikeisti, antras punktas, motoro alyvo filtras, oro filtras, priekinė padanga, klaustukas, dar nežinau, keisiu ar nekeisiu, nes taip išsiaiškinau, kad Vokietijos priekinės padangos nepakeitęs, o galinė nauja. Užtat ir skirtumas toks, nes priekinės kietumas tai belė koks, o galinė taip gerai kimba, minkštutė. Ir paskui čia pavaikščiau po visokius saitus tos, tai ten, hebra sakau, dar tų padangų tu sprendžia priekinės, ar ten prie 20 000 keist ar nekeist, nes jį yra mėsos. Bet jau jinai ant tokio kietumo, kad ten lemba nesąmonės jau važiuoti. Ir jau nusilaiptavus, tai nežinau, pagalvosiu, arba dadrošti iki galo, čia dar tas 3 štukas kilo ir tada išmesti iš viso, nes dabar tai pasidėjęs ir gulės toksai, pusiau lavonas tą padangą. Žodžiu, priekinė padanga, grandinės plovimas, tepimas, tai čia automatiškai pasidarys, aišku, prie žvaigždutės keitimo. Vairas kreivas, žemyn reikia dar pasileisti, nes jaučiu, kad kartais rankos tirpsta, 2 pirštai nutirpsta. Kažkur įtempimas yra, tašės, stikliukas. Tai va, stikliuką šiandien ištestavau ir pasižiūrėjau, kaip su žvaigždutėm. Ką šiandien tikslas pavažiuoti truputį ir pasižiūrėti kaip kameros. Nes kaip ir jau sakiau, neužilgai išvažiuoju. Jis vieną savo iš svajoninių kelionių, išsvajotų, nebuvingą 24 valandas lenktynės. Bus vlogų, bus visokių įdomybių, bus nuotykis. Taip kad būkit prisijungę. Tikrai, man tai tikrai bus įdomu, o tikiuosi, kad ir visiems bus įdomu pažiūrėti, kaip čia vyksta viskas. Kaip su žvaigždutė šita, koks greitis ir kokios apsukos, tai parodysiu video.
GoPro ant šalmo. Sprendžiu vis, ar važiuoti su GoPro čia ant to snapelio, ar dar nusipirkti tą chin mountą vadinamą ir dėtis čia. Ir snapelį visai gali būti, kad reikės nuimti, nes čia važiavau į Kėdainius, į šitą į ralį, tai vėjukas toks nemažas buvo, taip daužo, tai baisiai daužo. Tai čia Kašyra, čia prasukau 200 kg pirmin atgal visur, o kai reikės nupjaut po 500, 6, tai ten išprotėsi blemba. Tai va, tai dėl to dar sprendžiu, galvoju, bet aišku reikia būt pasiruošus, nes jau kaip kely reikės nuiminėti tą kozirką, tai paskui nebebus nei kur kameros, bet nieko. Žodžiu, reikia pasiruošti. Tai va, kad būtų vaizdų, o šiaip tai vaizdų bus, stengsiuos filmuot. Visam šitam projektui savaitę laiko yra. Prasme, nuvažiuot, pažiūrėt varžybas ir grįžt. Tai manau, kad žiūrėsiu kaip pagal veiksmą. Ir ar turėsiu tenai elektrą. Bet kompą imsiu, visą savo įrangą filmavimo imsiu, tai stengsiuos padaryti vlogelių. Mėgosiu kempinge su palapinė. Bet aišku, tenai susimokėsi pinigų ir tipo turėtų būti kaip ir elektra, bet ten tieks kiekis žmonių būna, kad žodžiu viskas bus matyt eigoje. Tai va, bet jo, filmuosiu. Čia toks man, sakau, svajonės išsipildymas, gyvenimo įvykis, tai turiu būti neįamžint ir kitiem parodyt, kad galbūt ir dar tokios biški informacijos, istorijos apie viską papasakot, nes sakau, toks esu kaip pusiau insideris šito dalyko autosporto ir endurance'as man iš viso labai patinka, tai papasakosiu ką nors gero. Tai va, tai ką žinau, tiek šiam kartui, likit prisijungę ir laukit ateinančio video, pildom savo svajonės ir važiuojam į Niurbą.